didelis tas sušaudymas buvo. Ta kareivė mūsų apsauga turi lydėti juos. Atvaro nusirengti jiems visiems. Dabar, kad drabužių kareiviai drabužius vogti gali, ne? Tai aš man pastatė, tu būk čia ir neleis vogti. Aš stoviu. Ir baisu. Vokiečiai, tai gestapelį, aš stoviu, rūkau. Niekas nesikišu. Viešpatie. Puol man ant kaklo. Židelkaitė. Kai aš buvau Palangoj, kaip sakiau, ji buvo mokinė. Jos tėvas turėjo autobusą važiuoti Kretatį. Gelbėk, pons leitnantė, dienos metu. Statyts viskas. Gelbėk, viešpatie tau. Man pažašuok su ją, kaip buvau man Palangoje gimnazijoje. O kaip baisu. Nieko negali padaryti. Apstatyti viskas. Vokiečiai vaikšto, tai juodi, tai gestapelininkai. Puolė, rengėsi. Viešpatie. O baisu. Šoko aš Palangos gimnazijoje. Gal jos vardą prisimenat? Ką? Vardą prisimenat jos? Neprisimenat. Jos tėvas turėjo autobusą Palangoje, aš žinau, tai tiek. Nu, į visokių iškreipėliai pasaulyje. Sena, aš žinau, kokius 70 metų ir senutį Židelką, Dieve tau mano. Vokietis prieina su visų. Auscijam, renkis, plėkite vargšą. Nu ką tu pamatysi? Ir pamatysi gražesnių mergų. Plėkė išrengti. Jūs gal kas didžiuojus. Priejo į prie manęs, kaip nejo. Jūs esate geras žmogus. Tai ką jį man duoda? Auskarus ir žiedus. Jis geras žmogus. Jūs gal kas nors savo girt? Ne. Aš paėmiau. Paskui pasigėriau, aš Utenos gatvėje gyvenau. Pasakojau. Aš nelabai supratau. Tai nieko iki žinai, perlaitų iki pilki čia tie stiklai. Tai gėrim, turbūt ten Židelka turtinga buvo. Tai ten stovėjot jūs, reiškia, o ten nusirengt liepdavo kas? Ką? O vokiečiai būdavo. Kur sako? Tu mat gali ateiti, nusirengti taip ir žudinsi ir apatiniais būti. Aš neprisimenu, kodėl siūtis buvo tas vokietis juodas, kad tas senutis su nagai, kad duod per nugarą, ausijan, vargšė senutė, tik menkutė, galvadė valkata. Nu, graži mergi išrenk, sako, bet figūr pasigrožės, ne? Nu, ką tu išrenks tą suvytusi senę. Vot. Ir visiškai nuogai nurengė? Ja, jie nurengė. Ir apatinių nepaliko? Ja, aš neprisimenu, bet man buvo išpjaužiuoti. Man taip neįsakinėjo, aš bijau tai, kad man kareivė neeitų. Su ūkis aš niekada negaliu turėti, ką jie daro. Čia jie turi savo načelus. Aš tik žiūrėjau, kad man kareivė neeit priešikau čia pavogti. Ten pati neėjau, kad aš turėdavau. Aš rūkydavau, žiūrėjau ir stebėjausi. Paskui pasišėjom, pasigėriau stipriai, parėjau į savo Utenos gatvę, aš ganau. Pasakojau, kaip ten buvo. Tik atsimenu, ką man išmesti reikėjo. Tus perlus, juk aš nepavogiau iš jų. Gali bežuoti, aš jums sakau. Man jūs esate geras žmogus. Tai aš tikiu. Ką? A kodėl ne taip pagalvoja, kad jūs geras žmogus? Nu, kad aš nieko nedarau, nieko, aš tik man matai iš mano veido, kad man nepatinka, aš nieko. O tas muša ją. Jūs esate labai geras žmogus. Viešpatie, aš jūs saugau galvoju, koks aš geras. Aš lygiai prie tų svolačios, reikia taip sakyti.